Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, kitaip žinomas Danausiu vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su savo naujausiais pirmaisiais kartais. Žvelgsiu 3 deck building tipo žaidimus, kuriuos išbandžiau šiais metais. Skirtingus ir tikrai tematiškus. Ir trumpai pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų ir pasakysiu, kiek vertinu Board Game Geek reitingę. Dar norėčiau paminėti, kad deck building mechanika yra viena iš mano mėgstamiausių, tai tokių žaidimų žaidžiu daug ir pačių įvairiausių ir visos temos man yra įdomus. Pirmasis žaidimas, apie kurį norėčiau pakalbėti šiame vaizdo įraše, tai yra Star Wars The Deck Building Game iš Fantasy Flight Game Studios. Board Game Geek įvertintas 7.9. Tai žaidimas dviems, trunkantis apie 30 minučių, yra skirtas nuo 12 metų. Lengvo sudėtingumo pagal Board Game Geeką, turintis open draftingą, tug of war, tai reiškia, kad jis yra 1-1 žaidimas, tikrai agresyvus ir skirtas nugalėti savo oponentą. Žiūrint į komponentus, tai manau daugam simbolika, paveikslėliai, logotipai atrodo kažkur matyti ir panašiai, tai tikrai nėra stebėtina dėl to, kad, sakyčiau, šis žaidimas kaip tik užbaigė senosios kartos Star Wars žaidimus iš Fantasy Flight žaidimų, nes būtent su šiais metais pasirodžiusiu Star Wars Unlimited žaidimu visa ikonografika, taip pat dizainas, dailininkai, paveikslėliai, viskas pasikeitė iš esmės. Tai šis žaidimas būtent, sakyčiau, yra visų senųjų Star Wars žaidimų iš Fantasy Flight Games kombinacija, savotiškas mišinys, kuris tikrai mane nustebino. Aišku, man ganėtinai sudėtinga įvertinti dėl to, kad pats esu žaidęs nemažai žaidimų iš Fantasy Flight Games. Tikrai jų įtaką matau, tai čia toks man labai nostalgiškas žaidimas, labai nostalgiškas experiences, kokį aš turėjau jį sužaisdamas. Man jį tikrai sunku vertinti. Ir buvau tikrai laimingas, kad šitas žaidimas irgi gaus papildymą, taip pat kaip Autorim žaidimas gavo, tai manau jo žaidžiamumą tikrai padidins tas papildymas, nes būtent ir, sakyčiau, silpnoji šio žaidimo pusė ir yra, kad pražaidus kokį 10 kartų ir tikrai jau žinosite, kokios kortos yra pačios svarbiausios, kokias reikia kiek įmanoma greičiau nugalėti ar pasiimti ir panašiai. Jau bus aiškios strategijos, netgi žinau tokių, kurie ir savo house rulingus pradėjo daryti, tai tikrai aišku galima tą daryti, bet pats žaidimas iš esmės mechaniškai yra labai tvarkingas, labai aiškus ir tikrai labai gerai padarytas. Iš tikrųjų, dizaineris Caleb Grace tikrai labai puikiai viską padarė. Nereikia stebėtis, nes jis buvo vienas iš Lord of the Rings card game dizainerių ir kitų žinomų Fantasy Flight žaidimų projektų, tai tikrai žinantis, ką reikėjo padaryti šitame žaidime. Ir jis puikiai išnaudoja tą deck buildinimo mechaniką. Manau, šitas produktas yra tobulas ne tik Star Wars fanams, bet ir tiems senųjų Fantasy Flight žaidimų fanams iš Star Wars universo ir bus puikiai suprantamas, puikiai kandamas ir nereikalaujantis daug investicijų. Ir tikrai nesakyčiau, tie, kas nori pasilikti vieną žaidimą iš tų Star Warsinių žaidimų, kaip kortininkas apjungtų visus kortinius žaidimus. Aš pats asmeniškai šitą žaidimą įvertinau 7. Galbūt ten dėl to, kad ir trūko man kažko jau labai tokio naujo ir tikrai matau, kad jis tikrai po kažkurio laiko turėtų ganėtinai greitai atsibosti, nes tai yra vienas iš tokių žaidimų, kuris tave įtraukia, tu žaidi, paskui jau tas žaidimas atrodo kaip ir visas pertas, visas suprantamas ir panašiai. Ir aišku, tokiuose žaidimuose, jeigu tu sužaidi jį su nauju žmogumi, tu iš karto turi didžiulį bagažą informacijos, kas tau leis laimėti žaidimą be didesnių problemų. Tai vat būtent tas naujas kontentas ir turėtų ir sulyginti jėgas žaidėjui naujam ir senesniam ir praplėsti pačio žaidimo galimybės. Tai tikiuosi, ar kažkas naujo bus introduced, naujos mechanikos, variacijos, gal ir naujas laikotarpis. Tai viskas, kas ateis, viskas bus tikrai welcome. Daugelio laukiamas expansionas. Tai trumpai tiek apie šį deck building žaidimą, kuris apjungia visus originaliuosius Star Wars žaidimus iš Fantasy Flight ir tuo pačiu užbaigė tą senąją erą. Antrasis deck building žaidimas, kurį teko išbandyti ir tikrai labai laukiu, kada išbandyčiau, tai buvo vienas iš Undaunted serijos žaidimų
North Africa, išleisto 2020 metais. Žaidėjai vertina 7.8, irgi skirtas 2 žaidėjams, trunkantis iki valandos, nuo 14 metų ir šiek tiek sudėtingesnis negu prieš tai aptartas Star Warsinis žaidimas iš Osprey Games. Šita Undaunted serija labai populiari. Čia dabar nebepamenu, ar antrasis serijos žaidimas berods buvo, kuris nukelia žaidimą į Afriką, kurioje labiau dominavo italai, britai, kuris šiek tiek pakeitė pačio žaidimo dinamiką nuo Normandijos žaidimo. Be abejo, šita serija yra super tematiška, labai smagiai inkomponuotos yra deckbuildinimas ir tuo pačiu savotiškas area kontrolas. Tas visas žemėlapis, kuriame judi su savo unitais, tikrai man labai patinkanti ir ta kilinimo mechanika, kur tu lūzini to unito korteles iki tol, kol galiausiai nebeturi to unito kortelių. Tai iš esmės tai yra labai puikia simuliacija, kai yra tarkime, snaiperių grupė ir jų tu netinki po truputį iki tol, kol jų visų nelieka. Tai irgi labai tematiškam ir tikrai veikia. Taip pat nežinau, ar būtent šis žaidimas tą introducino, bet tais naudojimasis vykalais labai įdomus. Kai tu su savo unitais gali būti vykale, tai turi ir savotišką apsaugą, gali daryti stipresnius veiksmus, stipriau atakuoti ir panašiai. Ir su tuo visos scenarijai ir misijos irgi pasidaro įdomesni. Aišku, dykuma turi irgi savotišką terėną, kas irgi prideda strategijos galimybių pasirinkimų, ar net savotiškų pliusų ir minusų žaidime. Tikrai jaučiasi, kad viskas padaryta pagal realius įvykius, kas įvyko, nes scenarijai yra tikrai labai tematiški, konkretus, su simuliacijom, kurios vyko ir realiame pasaulyje per Antrą pasaulinį karą. Tai iš esmės man patinka šitame žaidime. Beveik viskas iš esmės. Tai aišku, pražaidus daug kartų irgi atsiras nuspėjamas žaidime, bet tu niekada nežinosi, kokią kortelę ištrauksi ir kaip tau ridensis kauliukai. Tai čia, manau, ir yra gal pagrindinis minusas šito žaidimo, kad kauliukai, nors ir kaip gerai strateguoji, gali vis tiek eiti prieš tave, nes jeigu tau nesiseka ridenti, tai nelabai ką tu ir padarysi iš esmės. Ir aišku, jeigu tau labai sekasi ridenti, tai jau oponentas nieko negali padaryti, nors ir turėtų pačių unitų majority, bet toks žaidimo yra sprendimas. Tas pataikymo, nepataikymo faktorius, kiek to žalos padarai ir panašiai. Nežinau, kiek jis įsprendžiamas yra sekančiuose tos serijos žaidimuose, tai pakomentuokite, nes aš nesu per daug domėjęs, tik žinau, kad Stalingradas yra vertinimas aukščiausiai ir ten, kur Britanijos gynimas su lėktuvais irgi toks visai kitoks, tai gal kiekvienas serijos žaidimas turi savų pliusų ir minusų, arba skirtingai sprendžia tas pačias problemas. Tai, manau, yra gal pagrindinis minusas kauliukai ir insertas toks nelabai pritaikytas, ypač transportavimui. Tikrai, manau, galėjo padaryti kažką geresnio, bet iš esmės tikrai super žaidimas, puikiai tinkantis karinių žaidimų mėgėjams, labai geras 1-1 žaidimas ir mano pačio įvertinimas šito žaidimo yra 7.5. Tai labai būtų įdomu išbandyti ir kitus šios serijos žaidimus. Tikrai labai norėčiau išbandyti ir patį pirmąjį ir galvoju, gal man irgi reikėtų kažkurią versiją įsigyti. Kiek suprantu, Stalingradas ir didžiausias ir daugiausiai dalykų turintis savyje, bet man ir Britanijos gynimas oro tikrai labai įdomus, kaip tie lėktuvai komponuoti. Tikrai rekomenduoju, labai patiko. Tik aišku, tai žaidimai ne kiekvienam, čia jau reikia specifinio ar draugo, ar kolegos, kuriam patinka tokio tipo žaidimai, čia jau gal nežaisi šeimoje ar su drauge tokį žaidimą. Tai gal toks dalykas, kuris ir kelia abejonių, o daugiau viskas super. Tai tiek apie Undaunted North Africa žaidimą. Ir mano trečiasis išbandytas deckbuilderis, tai yra Legendary Encounters The Matrix žaidimas, naujausias Legendary Encounters
Encounters ir bendrai Legendary serijos žaidimas. Ilgai irgi lauktas mano, kol aš jį gavau, nes jį ganėtinai sudėtinga gauti, jį pastoviai išperkam. Aišku, žinote, manau jau ne vienas, kas esu Legendary serijos fanas, turiu absoliučiai visus žaidimus išskyrus vieną, kuris yra autoprint. Tai skirtingai negu visi kiti žaidimai iki šiol, šitas, sakyčiau, yra labiausiai pritaikytas žaisti ne vienam, o kaip tik 2, 3 ir daugiau, nes šitas žaidimas introducina kokius 2, bent man asmeniškai, naujus dalykus, kaip ir nemačiau kitose žaidimuose, bet aišku, aš juos ne visus ir bandžiau. Tai pirma mechanika leidžia iš esmės duoti kortą savo kolegai, duoti jos efektą, kad jis turėtų stipresnį, efektyvesnį savo turną. Tai labai šitas dalykas skatina žaisti ne vienam ir tikrai labai padeda žaidime, nes aišku visi Encounter serijos žaidimai nėra lengvi. Tai tas dalykas tikrai padeda. Ir kitas dalykas, kas buvo pridėta žaidime, kas dalinai buvo ir kitose tos serijos žaidimuose, tai yra traitoriaus mechanika. Kas žino Matricos filmus, tai tikrai labai įsilieta į temą, kai kažkas yra robotų pusėje. Aišku, reikia daugiau žaidėjų, kad tai išbandyti, tai tikiuosi kažkada tai ir padarysiu, nes kai tu niekados nežinai, kur šitas traitorius ir čia kaip ir visi darome tai, ką ir turėtume daryti, bet atsiranda žaidėjas, kuris padeda viską maišyti ir gauti visus planus ir mes dėl to pralaimėjome žaidimą. Tai tikrai, manau, prideda įdomios dinamikos žaidimui ir tikrai skatina žaisti šitą žaidimą daugiau negu 3 žaidėjim, ko ankstesniuose versijose, sakyčiau, žmonės ir tuo pačiu aš vengiame, nes tiesiog žaidimas, aišku, pailgėjo ir downtime'as tuo pačiu padidėjo, bet su tuo kooperaciniu keywordu atsiradusiu, kur gali naudoti to žaidėjo kortas kitas žaidėjas, tai ir šitas, tai tikrai tą dalyką iš esmės sprendžia, kas man dar labai patiko, kad yra skirtingi maudai, nes dėžėje yra visi 3 filmai, tai galima žaisti ir kampeiną, taip pat solo variantas skiriasi šiek tiek, irgi labai savotiškas ir galima nesunkiai padaryti dar labiau challenging negu ankstesniuose žaidimuose. Tai čia vienas iš tų žaidimų, kur tu pats gali tą lygį reguliuotis, nori lengvesnio žaidimo, nori labai sunkaus, kur gali net pralaimėti, nežinau, antram raunde ar kažkas tokio. Su šito žaidimu galite pažiūrėti, kaip aš jį žaidžiau gyvai. Yra įrašas mano kanale ir tikrai noriu žaisti dar ir dar. Čia labai man patiko. Tu jauti tą spaudimą, net kartais jauti tą bejėgiškumą visišką, tai tikrai normalu. Ir manau, žaidžiant ne už Neo, solo ypač tikrai turėtų būti labai sudėtinga, nes aš irgi žaisdamas, aš rizikavau ir su Neo, dėl to ir pralaimėjau. Iš esmės man patinka viskas. Komponentai, kortas, playmetas, labai patogus, duodantis visas zonas ir taip toliau, aiškus, suprantamas. Tai gal tokį vieną labiau neigiamą dalyką galiu pasakyti, tas solo maudas atrodo toks, kad tu labiau jo nenori žaisti, bet vis tiek, aišku, man patinka ta serija, tai aš vis tiek noriu, bet labai skatina žaisti daugiau negu vienam žaidėjui iš karto. Toks mini minusas, kokį galėčiau pasakyti, o daugiau viskas, aišku, ir paprasta. Gali daryti, ką nori, gali miksuoti visus Encounter tipo žaidimus, viskas yra leidžiama šitoje serijoje, tai jokių problemų. Tai tinka iki 5 žaidėjų, aišku, gal aš nerekomenduosiu 5 žaisti, vis tiek, manau, per ilgai užtruks, bet 3-4 turėtų būti tikrai labai įdomu. Trunka iki valandos, gali būti ir tai, bet gali būti ir ilgiau. Nuo 17 metų, rimtas cenzas, bet visi Encounter žaidimai tą turi, nes jie turi ir arto tokio labai savotiško, agresyvaus ir kraujo ir panašiai. Sudėtingumas, manau, tinka, bet visiems deckbuilderio fanam, manau, problemų neturėtų būti. Ir įvertintas 8.4, aišku, tų įvertinimų nėra daug, nes nėra daug to žaidimo kopijų. Kažkaip nežinau, per dekas, jei ten ne Marvelis, daug ir neprintina. Ir aš asmeniškai šitą žaidimą įvertinau 8.
Aišku, reikia dar pažaisti daugiau, bet manau laisvai, jeigu ypač 2-3 žaidžiu, tikrai duočiau 8.5. Be jokių abejonių. Tai va, mano mėgstamiausia serija, nieko manęs nenuvilia ir esu tikrai laimingas turėdamas kiekvieną tos serijos žaidimą. Tikrai rekomenduoju, kas mėgsta deckbuilderius, tematinius deckbuilderius ir tuo pačiu kooperacinius deckbuilderius. Tokie 3 žaidimai, kuriuos išbandžiau pirmą kartą. Labai tematiniai, deckbuilderiai, reikalaujantis ir pagalvojimo, ir pamąstymo, agresyvesni ir ne tik visokiems skoniam. Čia jau kas kam patinka, nes jeigu, tarkim, nepatinka matrica, paskutinio deckbuilderio atveju galima rinkti kažkokį kitą ir panašiai, tai jau čia viskas priklauso nuo jūsų, bet tikrai 3 kokybiški deckbuilderiai, kuriuos tikrai rekomenduoju ir kuriuos tikrai žaisiu ne vieną kartą. Tai va, tai kol dar neužbaigiu video, aišku, primenu apie savo žaidimą, kuris vyksta mano kanale, kuriame tikrai nesunku dalyvauti. Nueikite į mano Facebook'o paskyrą, pasidalinkite pranešimu apie patį žaidimą, pakomentuokite ir jau jūs dalyvaujate žaidime. Jeigu prenumeruojate mano kanalą, galite laimėti pačių įvairiausių prizų, kuriuos po truputį revealinu savo YouTube kanale. Tai ačiū jūsų dėmesį ir iki kito karto. Iki.